Kiekvieną rytą tokia moteris jinai atsikeldavo ir šaukdavo išėjus, iškėlus rankas taip, šaukdavo, sakydavo, šlovė viešpačiui, kiekvieną rytą taip. Ir šalia kaimynas ateistas, netikintis į Dievą. Nėra Dievo, atgal šaukia. Moteris vėl atsikelia ryte, šlovė viešpačiui. Tas irgi ryte, nėra Dievo. Sykį išeina į balkoną moteris ir meldžiasi, Dieve, neturiu ko valgyti, prašau, suteik man maisto. Ateistas galvoja, gerai, nupirko visą maišą maisto, padėjo prie durų, moteris atidaro duris, wow, šlovė viešpačiui. Ateistas iššoka iš už krūmų, sako, čia aš nupirkau tau šitą maistą. Jis vėl, šlovė viešpačiui, tu ne tik man parūpinai maisto, bet dar ir velnę privertė nupirkti man. Mūsų gyvenime yra šitiek liudijimų, kai Dievas kažkaip tai pasireiškia, kažkokiu būdu jisai mumise veikia. Liudijimų daugybė, dėl to psalmėje Dovydas jisai sako, prisiminkit liudijimus. Ir Izraeliui, ne viešpats visą laiką sakydavo, pasidėkit ten akmenuką, tenai altorių pastatykit, tenai tą padarykit. Ir ką, kad jisai primintų jum nuolatos, net įsivaizduoti Jordano upėje, liepė sukrauti akmenų krūvą. Nes vieną dieną viešpats žinojo, kad Jordanas nuseks. Aš kai buvau Izraelyje, aš mačiau tą slėnį, kur Jordanas turėjo būti, riba Jordano. Ir jis didžiulė srauni upė. Didžiulė. Dabar ten upeliukas. Tu gali Jordaniją pasiekti taip ranka. O ten kareiviai tokie pikti stovi. Ir tu geriau jau neliesk ranka. Bet toks mažytis liko. Ir ta akmenų krūva kažkokį tai laikotarpį tikriausiai tenais buvo ir jinai visą laiką priminė jiems apie tą stebuklą, kad to srauniojo Jordano laiku, prieš Jerichą jiems įeinant į tą pažadėtąją žemę, kad ta krūva jiems primintų, ką viešpats padarė, kad jisai sustabdė vandenį Jordano, tą sraunų vandenį, kur šitie jerechiečiai, jie galvoja, čia dar turim laiko, dar keletas mėnesių, iki kol tas Jordanas nuseks šiek tiek, per vieną dieną Izraelis perėjo į tą kitą žemės pusę, nuo Jordanijos į Izraelį. Amazing. Ir ta kalnų, tie akmenukai primena jam, kad įvyko toks stebuklas, kad Raudonojo jūroje įvyko toks stebuklas, kad vanduo buvo kartus, bet štai tapo saldus. Ir jie visur pasižymi tas vietas, ir Jokūbas, kai jisai keliavo per Betelį, ką jis padarė, irgi krūvelę pastatė, tenai, kad aš mačiau, kaip angelai lipo į viršų ir leidosi žemyn, kad jisai prisimintų. Nes mes esam tokie kaip iš žuviuko Nemo. Žinot tą žuviuko Nemo, esat matę? Ir ten yra ta tokia žuvytė, mėlyna, tokia melsva, Doris. Jinai vapšė atminties neturėjo. Ten, man atrodo, kiek pasėjo, 20 sekundžių ar kiek. Ir jinai su tuo Nemo, 2 sekundės, jinai su tuo Nemo turėjo visą laiką kartu plaukiat, kad jį visą laiką atsimintų ir prisimintų. Ir ten buvo tokia vieta, kur jinai ten kažkaip pasitraukė į šoną, ten ir užmiršta, visiškai užmiršta ir nugribavo kažkur tai į šoną. Lygiai taip pat Izraelis. Lygiai taip pat. Įsivaizduoti, net karta viena pasikeitė ir sako, kita karta jau nieko nežinojo apie tos dalykus. Ir aš galvoju, tėvai, kur jūs buvot? Kur jūs buvot, kad jūs nepasakėt savo vaikam, kad Dievas darė tokius stebuklus? Kad viešpats tokius stebuklus darė Egipte. Mes matom, kaip Teisėjų knyga prasideda. Teisėjų knyga prasideda tokiais baisiais žodžiais. Sako, išmirė ta karta, kuri pažino Dievą. Ir atsirado nauja karta, kuri nežinojo nieko apie Dievą. Ir ką jie darė? Jie darė tai, kas jiems teisinga buvo jų akise. O taip atsitinka, kai mes prarandam prisiminimą, kas buvo, ką reikia daryti, kur mes esam, dėl ko mes esam, kokia esmė gyvenimo čia. Kaip Londone citavau Solženiciną, Aleksandras Solženicinas yra toksai amazing rašytojas rusų. Jis parašė Gulago archipelagus ir sako, aš supratau Gulagė būdamas, kad visa esmė čia žemėje nėra kaip daugelis prisimena, galvoja mane, kad materialiai kažko prisikrauti, turtų kažkokių tai prisidėti. Visiškai ne tai esmė. Esmė yra, kad sielos tobulėjimas. Va kur yra esmė. Ir, pavyzdžiui, mes einam per kažkokius tai dykumes, per kažkokius tai slėnius, per kažkokius tamsesnius laikotarpius. Kam visa tai? Visa tai yra tam, kad mūsų siela kaip development augtų
plėtotųsi, įsiplėstų, tobulėtų, didėtų, keistus, mokytus. Jo? Ir Dievo aprūpinimas. Ane, šiandien šlovinau, jo vardas yra Jehova Džaira. Toks jo vardas yra Džaira, reiškia aprūpintojas. Ir jis aprūpina mus iš visokiausių pusių. Dievo aprūpinimas maistu, kasdieniais poreikiais. Dievo aprūpinimas vandeniu ir atgaiva. Dievo aprūpinimas apsauga ir saugumu. Dievo aprūpinimas kryptimi ir vadovavimu kokią pusę eiti. Dievo aprūpinimas iš ištekliais arba finansais ir Dievo aprūpinimas išgelbėjimu ir viltimi. Ir pilna Biblija yra Dievo aprūpinimo. Pavyzdžiui, mana dykumoje, ne? Kiekvieną dieną nukrisdavo mana ir Izraelis galėjo pasisotinti. Kiekvieną dieną būdami dykumoje. Arba Elijas ir našlė Sareptoje, ne? Kai Elijas jau kyla badas to visoje šaly ir Elijas ateina pas našlę liko tik šiek tiek aliejus ir šiek tiek miltų vienam kepaliukui duonos. Ir Elijas sako, duok man, nes viešpats sakė. Ir jinai sako, bet man liko tik vienas. Bet jinai sako, okei, duosiu dėl to, kad viešpats taip liepia. Ir duoda. Ir jai niekada nebestinga daugiau maisto. Nes viešpats ją aprūpina nuolatos. Rūta ir Boazas 2 ir 4 skyriui, nuo 2 iki 4 skyriaus, mes matom, Rūta ateina į visiškai keistą žemę, keistas dievas, nieko nesupranta, prisideda prie javų rinkėjų ir jinai renka ir Boazas, geras bičias, ją nuolatos aprūpina, duoda maišų daugiau negu kitiems. Nes Dievas paragina Boazą taip daryti. Dievo aprūpinimas vandeniu ir atgaiva, mes skaitom, ne, dykumoje, kaip jis aprūpino Izraelį vandeniu. Pabandykite įsivaizduoti, kiek galonų vandens, kiek traukinių vandens turėjo būti tenai, kad aprūpintų visą Izraelio tautą išėjusi iš Egipto dykumoje. Kiekvieną dieną. Žinot, kad dykumoje nulatos turi gerti vandenį. Aš kai buvau negyvosios jūros tam regione, man liepė išgerti 3 litrus vandens. Aš privalėjau tenais gerti 3 litrus vandens, kitaip man būtų saulės smūgis ir galbūt būčiau apakęs ar dar kažką. Vat kaip būna dykumoje. Crazy. Kaip greitai išeina vanduo, nors net nesijauti, kad išeina tas vanduo, bet turi gerti. Kiek vandens? Mes skaitom, kad su Izraeliu išėjo ir kitos tautos ir yra manoma, kad skaičiai siekia iki 2,5 milijonų žmonių. 2,5 milijonų skrandžių, kitaip tariant. Ir tuos skrandžius ir šitos kūnus reikia aprūpinti kažkuom. Ir Dievas visada juos aprūpino. Tai yra kosminiai skaičiai. Mes matom, kad Dievas aprūpindavo juos net avalynę. Ir kad parašyta, kad buvo tokie stebuklai, kad jų batai nesusidėvėjo. Ir jie augo kartu su koja. Čia yra crazy. Aišku, mes šiandien sakysim, batai taip nėra buvę. Aš tai turiu pirkti vis naujus ir naujus batus. Aš žinau, dėl ko mes perkam vis naujus ir naujus batus. Ne dėl to, kad mums jų reikia, bet dėl to, kad mes norim. Amen? Dievo aprūpinimas apsauga ir saugumu. Nojus ir Arka. Įsivaizduojat, sraigė, kuri atsibudo tą rytą, jinai buvo Dievo paraginta nušliaužti į Arką. Ir Dievas laukia sraigės, kol jinai nušliauž į tą Arką. Dievui rūpi mažos detalytės, mažytės, net skruzdelytės. Parašyta, kad net joks žvirblis nekrenta žemyn be Dievo žinios. Jisai žino, kiek mūsų plaukų yra ant mūsų galvų. Taip intimiai mūsų pažįsta mūsų viešpats. Hagara ir Izmaelis. Dievo apsauga, čia skaitau, Dievo aprūpinimas apsauga ir saugumu. Danielius liūtų duobėjai. Ne? Angelą parūpino, kad sustabdytų liūtus, arba tie 3 jaunuoliai, Mešechas, Šedrachas ir Abednego, kur jas buvo įmetę į krosnį, 3, bet iš kažkur atsirado 4. Ir karalius Nebukadnecaras galvoja, come on, guys, taigi tik 3 žmonės įmetėt, o tai kas yra tas 4? Ir jisai bando paliesti ir nudega nagus. O tie išeina iš ugnies net nepaliesti ir net dūmais nesmirda. Dievo aprūpinimas kryptimi ir vadovavimu ir vėl prisimenam, kaip Izraelis išeina iš Egipto ir dieną jisai yra debesies stulpu ir rodo kryptį, kur eiti, o naktį ugnies stulpu. Ir jie keliavo, ir jie vaikščiojo. Ir mes sakom, kaip būtų gerai tokią navigaciją turėti šį sekmadienį, kai visi keliai uždaryti ir net nežinom, kaip į bažnyčią atvaryti. Virgi, tu ką nematai?
debesies stulpo. Kur jūs, izraelitai, šį rytą? Abraomas ir Izaokas, ane? Jie žinojo, kur eiti. Jie žinojo, tas, kur vedė kupranugarius, visą tą karavaną atvedė į tą žemę Abraomo surasti žmoną Izaokui, Abraomo sūnui. Tai buvo grinai Dievo nukrypimas, parodymas, kur eiti, prie kokio vandens šulinio atsistoti. Amazing. Dievas aprūpina kryptimi, saugumu. Dievo aprūpinimas ištekliais ir finansais, našlės aliejus, kuris niekada nesibaigė Eliziejaus laikais, jau kito pranašo laikais, kai ateina, sako, aš neturiu už ką skolų atiduoti, mano vyras miręs. Aš nežinau, kaip mums reikės pragyventi. Ir jisai sako, kiek turi indų namie, dar reikia pasiskolinti iš kaimynų. Pasiskolina iš kaimynų ir aliejus teka iš mažyčio sotėlio, teka, be sustojimo, teka. Ir būtų tekėjęs, bet indai pasibaigė. Dievo aprūpinimas. Finansais arba ištekliais kažkokiais. Moneta žuvies burnoje, ne kaip Jėzus sako, Petrai, apie mokesčius jau pašnekėjom, o dabar reikia pažvejoti. Ir pirmą žuvelę pagavęs, atidaryk jos burną ir ištrauk iš ten monetą. Seriously? Aš nežinau, ar jūs žinot, tokia istorija pas manęs yra tokia viena, irgi aprūpinimas ištekliais. Aš pamenu, kai mes tarnavom su benamiais, gal esat girdėję, bet papasakosiu vis tiek, nes čia labai tema. Tarnavom su žmona, su benamis, mes juos prižiūrėjom, kol jie miegodavo ten tokioje patalpoje, tokioje bažnyčiai. Ir vidury nakties kažkas taip beldžia į duris, o ten žiema, žodžiu, gudus tas metas, mes taip prabundam su Roberta, eik pažiūrėk, kas tenai. Ir aš einu pasižiūrėti ir atidarau duris, o ten policija stovi, galvoju, jau čia bus kokia tai narkotikų problema, nes ten buvo visokių cirkų. Suprantam. Ir atveda tokį juoduką iš Trinidado, kažkoks tai vidury žiemos Peterbore. Ir jis sako, vargšas neturi kaip parvažiuoti iki Londono. Ir sakau, aš sumokėsiu už tavo traukinio bilietą. Ir, žodžiu, mes susitinkam prie traukinio stoties, ir dar Roberta prisimenu, sako, tik nepirk brangaus bilieto. Kaip aš galiu pasirinkti, prašau, duokit man patį pigiausią bilietą. Pats pigiausias bilietas tuo metu buvo kažkodėl tai 51 svaras. Ir aš nesuprantu kodėl, nes tai buvo prieš 10, gal 12 metų. Čia kosmosas visiškas. Bet aš jau stoju su to žmogum, tai ką dabar sakysiu per brangu, negaliu pirkti, tai nupirkau. Nupirkau ir važiuoju namo, o važiuodamas meldžiuos. Dieve, užčiaupk Robertos nasrus, taip kaip tu užčiaupiai Danieliaus liūto nasrus. Tegul jinai manęs neklausia, kiek bilietas kainavo. Ir, žodžiu, atidaro duris Roberta ir jos pirmas klausimas, tai kiek bilietas kainavo? Ir aš galvoju, Dievas ne visada aprūpina apsaugą. Ir tada jinai sako, aš sakau 51 svaras, jos akis išsipūtė, o aš gaunu kažkokią tai pagavą dvasioj ir sakau, Dievas trigubai atlygins. Tada jinai sako, jeigu trigubai, tai gerai. Ir, žodžiu, tęsiasi toliau diena. Ir tenais mes viską užsimiršom ir aš atinu pirmadienį į darbą. Mano menedžeris duoda vokelį. Vokelis, galvoju, kas čia per vokelis, kodėl man menedžeris duoda vokelį. Ir jis man sako, dėl to, kad tu dirbi profsąjungai, tai mes tau nusprendėm ten už keliones atmokėti. Galvoju, kokios tos kelionės, tik vieną kartą važiavau, galvoju, pasižiūriu, čekis, 153 svarai. Trigubai. Bet matot, ir mažos, mažytės detalės. Ir aš tai prisimenu, nors tai buvo gal, aš nežinau, prieš 12 metų. Aš prisimenu, aš privalau prisiminti tai, nes aš žinau, kad Dievas aprūpina. Ir Dievas ne kartą mus, kaip šeima, yra šitaip aprūpinęs. Visiškai, kur atrodo jau viskas, pinigų neturim, net kaip mašiną susitvarkyti. Ir bažnyčia paraginta, nežinau, sušoka ir suremontuoja mašiną. Amazing. Ir aš žinau, kad tai Dievo paraginimas bažnyčia tai daryti. Amazing. Juozapas Egipte, jisai nukeliauja į visiškai kažkokią tai keistą žemę kaip vergas ir Dievas ten jį nuolatos aprūpina, viskuom aprūpina, praveda ir paaukština netgi. Dievo aprūpinimas išgelbėjimu ir viltimi. Tas Raudonosios jūros perėjimas, kai jau priešai puola, jau priešai apsupę, jau leidžiasi nuo tos Egipto kalvos paskutinės prieš Raudonąją jūrą. Ir Mozė atsistoja prieš jūrą ir jūra
prasiskleidžia ir jie praeina pro tą jūrą. Bet taip pat Jėzaus auka, šiandien citavau, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį mylimą sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir dabar tokia keista istorija. Kai izraelitai išeina iš tos Egipto žemės, praeina pro Raudonojo jūrą, praeina pro kažkiek tai tų stebuklų tenai ir jie pradeda murmėti. Aš dabar nenoriu skaityti to viso skyriaus, nes jis labai ilgas, tai aš pabandysiu šiek tiek tai nupasakoti, kas tame skyriuje slypi. Ir jau viešpats duoda manos, jis jau juos aprūpina kasdienę tą duoną. Ir ta mana, jinai buvo tokia, kaip sako, kaip kviečio tokie grūdeliai, sumaišyti su medum. Žodžiu, skonis toksai kaip spurgų su džemu turėtų, man atrodo, būti. Labai skanu. Ir jie valgė tai kiekvieną dieną. Ir nestorėjo, nes parašyta kažkur taip psalmiai, kad tai yra angelų duona. Nesu matęs ne vieno storo angelo. Nebent ten tose nuotraukėlėse yra tokių chubby baby angels. Tokie, kur vaikučiai, bet su tokiais pilviukais ir su sparniukais mažais. Bet tai mes žinom, tai yra iš piršto laužti paveikslėliai. Aš įsivaizduoju angelus tokius kaip aš bent jau. Skaičių knygai, 11 skyriui. Jie pradeda kažkodėl murmėti. Ir taip tas skyrius prasideda. Jie pradeda murmėti. Jie burba prieš Dievą. Jie burba, nes jiems nepatinka mana kiekvieną dieną. Jie burba, nes jie prisimena. Bet jie prisimena visai ne tuos dalykus. Jie užmiršta, kad Dievas atskiria jūrą, kad Dievas juos aprūpino vandeniu, kad Dievas juos aprūpino mana kiekvieną dieną. Jis užmiršo, kad Dievas juos išvadavo iš vergystės visokiais ženklais ir stebuklais, kad pati galingiausia to meto imperija sudužo net izraelitams piršto nepajudinus. Kad Dievas visą tai padarė dėl jų, jie tai užmiršo. Bet žinot, ką jie prisimena? Jie prisimena agurkus, salierus, česnakus, žuvį ir naan bread. Prisimena. Vat ką jie prisimena. Ir žinot, ką jie dar prisimena, bet nelabai teisingai prisimena. Nes žinot, kai mes prisimenam geisdami, dažniausiai tas prisiminimas jis būna šiek tiek iškreiptas. Jie prisimena įdomiai, jie prisimena, kad jie tai gaudavo už dyką. Bet tai vėl yra iš piršto laužta nesąmonė, nes jie už dyką tai tenais nieko negavo. Jiegi buvo vergai. Galų gale jau ant paskutinės tos vietos, kur jau Mozė įsikiša, jiems net šiaudų nebeduodavo, jie turėdavo vis tiek tą patį plytų skaičių padaryti. Už dyką jie gaudavo žuvį. Už dyką jie gaudavo česnakus ir agurkus ir salierus ir svogūnus. Tikrai, kad ne už dyką. Bet tai būna, kad mes prisimenam visiškai iškreiptą prisiminimą, kai galvojam apie praeitį. Prisiminkit šiandien save. Kartais bažnyčiai sėdėti yra žiauriai nepatogu. Girdėti kažkokią tai naują tiesą, kuri absoliučiai kirtasi su tavo kūniškumu šiandien. Žiauriai nepatogu. Ir ką mes tada darom? Mūsų mąstymas jisai pradeda kelti pokštus. Daryti kažkokius tai triukus. Prisimink, kai buvo anksčiau, kai dar netikėjai, kaip tau buvo gerai, kai tau nieks neaiškino, kaip gyventi, ką daryti, ką rinktis. Nieks neaiškino, buvai pats savo bosas, gyvenai taip, kaip ta izraelitų antra karta ir darėjai viską, kas buvo teisinga tavo akim žiūrint. Pakelkit ranką, kaip buvo gerai, kai anksčiau, ne? Nekeliat. Nes jūs nemurmat, jūs neburbėtojai. Bet kaip būna kartais, net visas susirinkimas pradeda burbėti. Nuo vieno. Visas susirinkimas pradeda burba. Kaip buvo geriau, kaip dabar yra blogai, kaip tas pastorius čia šneka, prikolus visokius krečia, nieko gero nepasako. Būdavo geriau, kai ten kažkas kitas buvo. Ne? Nežinau, gal taip ir nėra čia šiandien. Ir jie burba. Ir dar jie sako, duok mums mėsos, prašau. Ir Dievas Mozę pasikviečia į palapinę ir sako, aš duosiu jiem mėsos. Ir Mozė sako, iš kur? Iš kur dykumoj? Tengi nieko nėra. Dykumoj, iš kur mėsos? Čia mes maną iš rasos gaunam. Kaip čia dabar mes mėsos gausim? Aš ne vieno gyvo padaro nemačiau. Čia dykumoje būdamas, iš kur čia mes mėsos gausim?
Beje, jie turi daug padarų gyvų, bet jie jų nepjauna, nes Dievas dar nepasakė, kaip aukot. Nes jie išeina su jaučiais, su avim. Begalė jaučių ir begalė avių. Jie jų nevalgo, bijo. Galvoja, pračia, jeigu suvalgysiu, po to reikės paaukoti. Neturėsiu ką aukoti. Toks visai pozityv mąstymas, sakyčiau. Bet jie nori mėsos ir jie meldžiasi ir Dievas sako, duosiu. Ir jie valgys mėsą. Sako, ne vieną dieną, ne dvi, ne savaitę ir ne porą. Ir netgi visą mėnesį valgys mėsą ir tenais tai parašyta, kad net ta mėsa jiem pro nosį išlys. Tai parašyta. Čia ne aš vėl prikolą sakau. Čia tai parašyta. Jiems pro nosį lys mėsa. Tuoj. Viešpats jums duos mėsos ir jūs valgysite ne vieną dieną, ne dvi, ne 5, ne 10 dienų ir ne 20 dienų, bet visą mėnesį, kol nebegalėsite į ją pažiūrėti. Jūs paniekinate. Kažkur parašyta. Aš jums paguglinsiu ir paskui visoje Biblijos tam parašysiu. Ok? Gal čia vertimas toksai. Ok, žodžiu. Aš žinau, kad parašyta. Čia ne mano prikolai. Jiems pro nosį turės išlysti tą mėsą. Tai va, ir jie, žodžiu, valgė ir rinkosi tą mėsą. Ir kas atėjo? Putpelių rinkimo metas. Putpelių rinkimo metas. Ir mes turim pagalvoti, kodėl atėjo tas putpelių rinkimo metas. Nes kaip įdomu, kad jie tas putpelės rinkosi, oi kaip gausiai. Ten irgi tie skaičiai, aš tik tai užmiršau pasirašyti, bet pamenu, kad kažkada pamokslavau, tik tai, kad tas putpelių rinkimo metas buvo toks didelis, kad jie rinko kelias dienas tas putpelės, nes jie matė, kad Petras pasiėmė 20 putpelių. Tai kaip aš jau imsiu tik tai 20, aš noriu 25 putpelės pasiimti. O kitas atėjo su kanistru ir prisikrovė visą pilną kanistrą putpelių. O tada Lukas pamatęs, kad pasiūsta kanistras putpelių, jisai pasiėma dar daugiau kanistrų ir dar pasiėma Žilviną, kad jam padėtų nešti tas putpelės. Ir jie renka tas putpelės ir renka nuprakaitavę ir valgo po to. Valgo ne vieną, ne 2, ir ne 3, ir ne 5 dienas, ir ne 20 dienų, o visą mėnesį, kol tos putpelės tokios pasidaro šlykščios, kad jie jau nuo jų pradeda atpilinėti. Bet kas atsitinka, vėl, to istorijoje yra labai įdomu. Jie renka ir valgo tas putpelės ir mes galvojam, kad tai yra kaip palaiminimas. Dievas palėpė vėjui ir pripūtė tų putpelių vėjas. Ir tų putpelių ten buvo tiek daug, kad sako, iki šičiava. Ir jie dėl to jų tiek ir prisirinko, nes kaipgi vaikščiosi, kai tiek putpelių aplinkui. Ir jie valgo jas ir po to pradeda mirt. Vienas po kito pradeda mirt. Ir tada kapai tenais atsirado, nes juos reikėjo mirusius kažkaip tai palaidot. Ir taip vadinasi tie kapai. Kibrot ta'ava kapinės. Kibrot ta'ava. Tai reiškia geismų kapai. Geismų kapai. Dabar žiūrėkit, prisiminkit, visą tai, ką aš jums sakiau, kai Dievas aprūpina, visos tos Biblijos istorijos, Biblijos eilutės, jeigu jūs norėsit susirasit tas Biblijos istorijas, tenai visada yra 5 principai. 5 tie patys principai, kaip ateina Dievo aprūpinimas. Pirmas dalykas tai būna poreikis, tai reiškia kažko reikia. Yra poreikis, didžiulis poreikis. Tada įsijungia tikėjimas. Arba neįsijungia. Bet turi įsijungti. Ir tada ateina paklusnumas. Reiškia, aš turiu daryti taip, kaip Dievas nori, kad aš daryčiau. Ir tada ateina aprūpinimas. Ir tada ateina garbinimas. Paskutinis dalykas. 5. Visą laiką tie patys 5 dalykai turi įvykti. Bet guys, kur čia pirmas? Ar putpelės tai poreikis? No. Putpelės visiškai neporeikis. Tai yra geismas. Aš noriu mėsos ir noriu dabar.
Dar ką tai reiškia? Tai reiškia, man neužtenka Dieve to, ką tu man duodi. Manos man jau per akis. Man jau bloga nuo manos. Tai čia aš matau vietoj poreikio galiu įdėti geismas arba užsigeidimas kažko. Ir tada jau visą kitą galiu nubraukti. Nebereikia kalbėti nei apie tikėjimą, nei apie paklusnumą. Aprūpinimas atėjo, bet garbinimo irgi nebebuvo. Tai vat kas atsitinka su geismu? Esat kažkada gal matėt, turiu visą pamokslų seriją apie 10 Dievo įsakymų. Ir aš pradėjau atvirkščiai šitos įsakymus vardinti. Pradėjau nuo paskutinio. Paskutinis 10 yra koks? Negeisk savo artimo turto. Ne jo asilaičio, ne jo tarno, nei tarnaitės. Negeisk. Paskutinis 10. Negeisk. Bet žinot, dėl ko esi paskutinis 10? Ar žinot, dėl ko žmogus buvo sukurtas paskutinis? Nes tai yra visa ką uždedantis sukūrimas. Mes esam kūrinijos karūna, mes esam aukščiausias tas kūrinijos lygis. Mes esam kūrinijos valdovai, va, čia ant žemės pastatyti, tik aišku, mes nesinaudojam tą poziciją dažniausiai, užmirštam, kas tokia esam. Ir tas 10 įsakymas lygiai taip pat, jis vainikuoja visus kitus. Visus kitus. Viskas prasideda nuo paprasto geismo mūsų gyvenime. Pažiūrėkim, tegul šventoji dvasia dabar va, mūsų širdise iškelia tos momentus, kad mes prisimintumėm, kai mes kažko įsigeidėm, kas atsitiko. Visa kita griuvo. Visa kita griuva. Galbūt kažkokie tai miniatiūriniai dalykai ir negriuva. Arba nematom, kad jau po truputį trupa ir griuva. Bet viskas prasideda nuo paprasto užsigeidimo. Sako, kaip Jokūbas savo laiške, jis sako, Dievas negali būti gundomas ir nieko kito negundo. Jis negundo. Velnias gundo. Velnias ateina ir gundo. Aš kartais vaikštau mieste ir aš matau, net vyrai įsivaizduoja šiais laikais, net vyrai eina pro vitrinas ir žiūri, kaip jie atrodo. Rimtai. Jie į save pasižiūri, kaip jie atrodo. Crazy. Vyrai. Tasme, kur ten turėtų būti kaip ir koks skirtumas, kaip aš čia atrodau, ne? Einu su šašutėm ant kaktos ir koks man skirtumas. Suprantu moteris, bet moteris tai net sustoja. Taip. Kai skrolini, pavyzdžiui, Hašemo apse, ten tu gali pasižiūrėti, kaip atrodytų. Paspaudi su human, ane, tuo, kad ant žmogaus aprengtas rūbas, arba gali be. Žinot kodėl? Tai yra marketingas, tai yra psichologinis žaidimas. Nes ant žmogaus, kai atrodo, tu nori pirkti. Nes tau jau, čia panašiai atrodo, čia ant manęs panašiai atrodys. Dėl to yra labai sveika, jeigu jau turi tą apsą, išjungti tą opciją, nes yra ta opcija, tu gali išjungti, kad būtų tik tai rūbai, be jokių tai manekenų ir modelių. Ir tai yra geismas, tai yra užsigeidimas kažko, ko tau iš tikrųjų nereikia. Mes kažkada šnekėjom su broliu vienu, mes sakom, mes tiek daug turim šmutkių, kad mes neturim ko apsirengti. Mes taip sakom, mes turim tiek daug, kad neturim ko apsirengti. Kodėl? Dėl to, kad mes turim šitiek daug. Ir viskas ateina iš geismo. Čia yra crazy. Jonas kažkur tai savo laiške rašo, nes visas, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Pirmasis Petro laiškas 2.11 prašyta, mylimieji, maldauju jūs, kaip svečius ir ateivius, susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Laiškas Galatams 5.16.21 prašyta, sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų, nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia priešingo kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėt, bet jei jūs dvasios vedami nebesate įstatymo valdžioje, kūno darbai aiškus,
tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaika, pavydas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, paviduliavimai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Ir mes čia jau kalbam apie vaisių geismo. Visa tai yra užsigeidimo vaisius. Parašyta, kad mes esam patys sugundyti savo pačių geismų, o pagimdytas geismas jisai ką padaro? Jisai padaro nuodėmę, o nuodėmė, sako, atveda tave į mirtį. Ir lygiai taip pat šitiems izraelitams čia buvo. Aš dar matau tokią kaip asimiliaciją, nes Naujojo testamento tokių pamokymų hebrajų laiške, kaip parašyta, sako, mes norime mėsos. Esat girdėję, kad bažnyčiai taip sako, aš noriu mėsos, aš noriu solidaus maisto, man nusibodo tas pats per tą patį, lengvi pamokslai kažkokie tai. Rimtai? Tu nori mėsos? Tik kad nedėra mum mėsos. Mes jau, sako, turėtumėm būti mokytojai pagal amžių. Pagal izraelitų amžių tai jau tikrai. Kai kurie, pavyzdžiui, aš jau turėčiau būti rabinas 40 metų. Lygiai 40. Jau mane turėtų mokinti kabalos, jau ten tie aukštesni mokymai, ten tie gilesni mokymai. Aš aišku, jų nenoriu mokytis, bet tik sakau. Jau turėčiau būti rabinų rabinas. Sako, nedėra šitas maistas jiem. Tik subrendusiems dera stiprus maistas, tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogo. Pratybomis. O jie vat užsigeidė mėsos, užsigeidė putpelių. Ir kada ateina tas putpelių rinkimo metas? Kai susitinka dykuma su geismu. Kai susitinka dykuma su geismu. Ir tai yra kiekviename iš mūsų nuolatos. Pakelkit ranką, kam yra lengvai per dykumą. Aš kalbu ne apie fizinę. Aš ėjau ir per tikrą dykumą. Ir ganėtinai sunku yra per ją eiti. Bet aš kalbu apie tą dvasinę dykumą, kur atrodo tas pats per tą patį. Tas pats kraštovaizdis, ne? Dykumoje taip yra. Jis niekada nesikeičia. Ta pati uola, tas pats peizažas. Eini į vieną pusę ir vis tiek tas pats peizažas. Ir tau net atrodo, kad ta pati uola visą laiką. Tas pats per tą patį. Ta pati rutina. Atsikeliu ryte, važiuoju į darbą. Iš darbo grįžtu namo. Pavalgau, pasikalbu, einu miegot. Atsikeliu, važiuoju į darbą. Po darbo grįžtu namo, pabūnu su vaikais, einu miegot. Atsikeliu ryte, vėl važiuoju į darbą. Again. Ir tai yra savotiška dykuma. Tai yra savotiška dykuma. Tai yra viena iš dykumų galbūt. Ta dykuma ten, kur yra troškulys, ne troškulys, noriu kažko atrodo daugiau, noriu kažko daugiau. Kaip norėčiau kažko solidesnio, nei tas vanduo ir nei ta mana. Kodėl šėtonas ateina pas Jėzų ir gundo šitaip pat? Jisai buvo dykumoje, Jėzus 40 dienų, 40 naktų. Pirmas pagundimas koks buvo? Gal nori kažko fiziško? Gal nori duonos? Tai va, tas akmuo, kurį tu matei 40 dienų iš eilės, tą patį akmenį, paversk va jį duoną, juk tu Dievo sūnus, tu viską dalyt. Ir jisai tikriausiai jam priminė, tai izraelitam aprūpinai vandeniu, aprūpinai putpeliam, aprūpinai mana, tai ir dabar gali save aprūpinti. Ir Jėzus sako, žmogus gyvas ne vien vandeniu ir duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Tėvo lūpų. Tas pats per tą patį. Ir vėl susitinku bažnyčią sekmadienį. Ir vėl gaunu tą žodį. Ir vėl girdžiu žodį. Ir vėl girdžiu žodį. Ir vėl girdžiu žodį. Ir jo pakanka. Ir jo pakanka. Kad išgyventi toj savo dykumoj. Kad praeit pro tą savo dykumą. Dykuma tai vienuma. Kartais žmogus jaučiasi vienišas. Net ir būdamas tarp žmonių, jisai jaučiasi vienišas. Jam dykuma gali būti netgi ir tarp 10 000 žmonių, jis jaučiasi vienišas. Dykumoje, oi kaip vieniša. Net ir su žmonėm ten yra gana gūdu, nes tai yra taip platu. Taip platu. Pakelkit ranką, kas esate jautėsi vieniši bažnyčiui, kur atrodo pilna žmonių, bet jaučiuosi visiškai vienas, nepastebėtas. Nesvarbu, kad aš matau tos žmonės. Tai vat kas yra dykuma.
Dykuma tai kai dieną karštis, o naktį šaltis. Tai yra kažkas nepatogaus. Kažkas, kas tave slegia galbūt. Galbūt kažkoks tai prisiminimas ir tai yra dykuma. Ir tai yra dykuma, kai tave slegia kažkas, ką tu galbūt padarei, nepadarei, pasakei arba nepasakei. Tai irgi gali tapti tavo dykynės kažkokia tai vieta. Tas būtent prisiminimas. Ir dieną tau žiauriai nepatogu ir naktį negali užmigti, nes vis prisimeni. Ir tai yra dykuma. Ir kai dykuma susilieja su geismu, tada prasideda. O tada mes susimanom kažko kito. O tada prasideda burbėjimas. Ir amžinas burbėjimas, pas kitus tas burbėjimas net nepasibaigia. Ir burba, ir murma. Ir ką tas murmėjimas parodo? Prisimenat, kaip lotyniškai širdies ūžesys vadinasi? Murmur. Taip, murmur. Čia tau ne katytė murkinti, čia širdies ūžesys. O širdies ūžesys ką parodo? Daktarai. Tai parodo, kad kažkas yra ne taip su tavo širdim. Ir murmėjimas parodo, kad kažkas jau yra ne taip su ta mūsų širdim. Tai kas gali būti iš viso taip dykumoje? Bet dykumoje mes ir esam šaukiami į pasitenkinimą. Kaip Paulius sako, buvau patyręs visko, buvau patyręs ir pritekliaus, ir nepritekliaus. Aš išmokau, kaip parašyta, aš išmokau būti patenkintu. Va jam tinka solidus maistas. Jam tinka, nes jisai pojūčiais išlavino, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir mes esam šaukiami būtent į tą patį. Ir žinot ką, šiandien mes turim prisiminti tą putpelių rinkimo metą. Dėl to aš jį taip ir pavadinau keistai. Putpelių rinkimo metas, kad mes prisimintumėm šitą žodį, kad mes prisimintumėm šitą istoriją, kas atsitiko su jais, kai jie prisirinko putpelių, kai jie negalėjo leisti savo prisirinkti mažiau nei jo kaimynas, kai jie turėjo prisirinkti mėnesiui į priekį. Niekur Biblijoje nėra parašyta, kad mes turim gyventi mėnesiui į priekį. Netgi Tėve, mūsų malda, ką mums sako, kasdienės duonos duok mums šiandien ir kasdien atleisk mūsų kaltes, kaip mes kasdien atleidžiam savo kaltininkam ir kasdien neleisk mūsų gundyti ir kasdien gelbėk mus nuo pikto, nes kasdien tavo valia, nes kasdien tavo šlovė, nes kasdien tavo karalystė, kasdien tavo jėga ir kasdien tavo šlovė. Kasdien, šiandien, ne rytoj, ne poryt, ne už mėnesio, šiandien. Ir kaip Londone kažkada sakiau, pabandykim dabar tiesiog į šitą momentą įsigyventi. Čia ne mindfulness. Bet tiesiog, ar dabar tu esi laimingas? Dabar, šią akimirką, girdėdamas žodį, Dievo žodį, ar dabar tu esi laimingas? Ar šią akimirką tu gali pasakyti, kad dabar aš esu laimingas? Aš dabar esu laimingas. Nes aš stoviu Tėvo valiui. Šiandien aš pamokslininkas, šiandien aš šlovintojas. Šiandien aš stoviu prieš jūs, šiandien aš esu laimingas. Kaip jūs? Patirkit gyvumą, įkvėpkit. Šitas oras, jisai mums gyvastį duoda ir šitas oras ateina iš Viešpatės. Sako, tai nesigiria žmogus galvodamas, kad jo nosyje yra oras. Tai nesididžiuoja. Kažkada buvau pamokslavęs, senai, buvau pamokslavęs, sakau, ar žinot, kad žmogus, kuris neturi dvasios ir žmogus, kuris turi dvasią, juos palyginus būtų taip, kaip dulkių maišas stovi ir žmogus stovi. Tai tas dulkių maišas, jisai neturi dvasios. Ir tada man sako, tai tu ką? Pamokslo metu man taip sako, tai tu ką, galvoji, kad aš dulkių maišas? Sakau, taip. Tai ką? Sakau, ir mašina prabangiai yra dulkių maišas. Sakau, jo, visiškai. Sakau, ta graživa mergina yra dulkių maišas. Sakau, what? Kaip tu? Sakau, jo. Argi ne? Sakau, Dievas patraukia gyvastį iš nosies ir duoktų šitam gražiam veidui ir gražiam kūnui 3 kokius metus ir kas liko iš to gražumo? Dulkių maišas. Viskas. Tik tai dulkių maišas. Aišku, prisiminimai, nuotraukos, gal kažkas tai. Bet pats tas asmuo, tai liko dulkių maišas.
Va, kaip mums reikia dvasios, va, kaip mums reikia iš dvasios atgimimo, kad mes gyventumėm amžinai. 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 Ir kaip mes dažnai pamirštam Dievo darbus mūsų gyvenimus. Kaip tie izraelitai, kurie užsimanė putpeliu. Žinot, ką reiškia pasitikėjimas Dievu? Kai susijungia praeities malonės su mūsų atmintim. Va dėl ko mes pasitikim Dievu. Dėl to, kad mes prisimenam. Į sveikatą. Dėl to, kad mes prisimenam jo malonę. Tokiu ir tokiu laiku. Ir dėl to pasitikim. Kam iš jūsų yra buvo sunku pasitikėti? Prisiminus netgi praeities malonės. Tai yra kova. Tai yra kova. Tu turi kovoti. Tu turi sakyti, įsikandu šito praeities malonės, aš įsikandu, laikausi ir pasitikiu, nes vieną dieną tu mane aprūpinai ir aprūpinsi toliau. Amen? Ir dabar visai pabaigoj, tiesiog aš noriu pasiūlyti kiekvienam iš mūsų, kol aš šlovinsiu, kad mes prisimintumėm praeities malonės. Ir tegul pakyla tada kažkas iš jūsų, kuris prisimenat kažką, tai atsistoja šlovinimo metu, iškelia rankas ir tada pradeda šlovinti Dievą. Bet dėl to dabar neraginu iš karto atsistoti, tiesiog taip užsimerkit, kol skambės giesmė ir prisiminkit, ką Dievas yra nuveikęs jūsų gyvenime, kur jums nereikia putpelių rinkti. Jo? Putpelių rinkimo metas į šitą bažnyčią neateis. Nes šitą bažnyčią prisimena jo malonės. Aš prisimenu vieną, pačią didžiausią jo malonę. Prisimenu Jėzų ant kryžiaus. Jį tokį žaizduotą, pavargusi, kruvina, bet iki galo maloninga. Ir aš stovėjau prie to kryžiaus. Ir jisai mane kaip Natanėlį matė po medžiu. Aš irgi stovėjau po to medžiu. Ir žiūrėjau jo kojas, ir jo rankas, ir jo galvą papuoštą erškėčių vainiku. Ir aš girdėjau šios žodžius. O jūs girdėjot? Visi sakė, atleisk Tėve jiem. Sūnus prašo Tėvo, kad atleistų nusidėjėliams. Ir Tėvas sako, gerai. Atleidžiu. Su skaudančia širdim. Nes jo atleidimas mum kainuoja jo sūnaus gyvybę. Bet atleidžiu. Izajo pranašystėje parašyta ir jis matys savo sielos vaisių. Jėzus mato savo sielos vaisių šiandien žiūrėdamas į mus. Nes mes išpažįstam Dievo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų viešpačiu, mirusiu ant kryžiaus ir prisikėlusiu trečią dieną ir pakilusiu į dangų ir žadančiu grįžk. Mes visi kaip bažnyčia meldžiamės. Grįžk mūsų Jėzų. Va šitą malonę aš prisimenu. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremiate finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org/paremk.